Sveiki visi! Šiandien mankšta yra skirta visam kūnui išjudinti ir puikiai tinka norintiems tiesiog lengvai pajudėti bei prisiminti, kaip tai yra smagu daryti. Taigi, pradėkime. Pradėsime nuo padėties ant keturių. Su įkvėpimu nukreipiame žvilgsnį į lubas, švelniai liečiame nugarą, o su iškvėpimu lenkime galvą link krūtinės, keliame bambą link stuburo, liečiame uodegykaulį po savimi ir susikūpriname. Ir vėl kartojame. Su įkvėpimu švelniai išsiliečiame, su iškvėpimu susiliečiame. Kvėpuojame ir neskubame. Dabar surandame savo judesio viduriuką, laikome bambą įtrauktą viso pratimo metu. Su įkvėpimu dešinę ranką tiesime link lubų ir leidžiame žemyn, bandome paguldyti ranką, petį ir galvą ant grindų. Tada vėl dešinę ranką tiesime link lubų ir neliame žemyn. Kiek galime, bandome pasiekti grindis su galva, petimi bei ranka. Ir paskutinį kartą tiesime ranką ir padedam ją ant kilimėlio po petimi. Kartuojame su kaire ranka. Kai tiesime ranką į lubas, stengiamės atpalaiduoti pečius, kad matytųsi kaklas. Kvėpuojame. Ir paskutinis kartas vėl padedame delną tiesiai po petimi ant kilimėlio. Užlečiame kojų pirštus, įtempiame pilvą ir nežymiai atkeliame savo kelius nuo kilimėlio. Tada, stengdamiesi išlaikyti kelius panašiame aukštyje, atsisėdame ant kulnų. Grįžtame į keturpėsčią padėtį ore ir keliame dubenį į viršų, bandome maksimaliai ištiesti kelius ir kulnus padėti ant grindų. Vėl grįžtame į keturpėsčią padėtį ore, atsisėdame ant kulnų į keturpėsčią ir keliame dubenį, tiesiame kelius. Stengiamės kvėpuoti su kiekvieno judesiu. Jeigu nepavyksta ištiesti kelio arba padėti kulnų, nieko tokio. Stenkitės daryti tiek, kiek jums gaunasi būtent šiuo momentu. Kvėpuokite. Padedame kelius ant kilimėlio, laikome bambą pakeltą, ištiesiame kairę koją ir su iškvėpimu keliame ją į viršų. Leidžiame, įkvepiame, keliame, iškvepiame. Viršuje galvojame, kaip papildomai įtempiame sėmenį ir tikrai pajaučiame, kaip jis dirba. Stengiamės išlaikyti koją kuo tiesesnę ir labiau įtemptą. Ir paskutinį kartą laikome koją pakeltą ore. Nepamirštame apie įtemptą pilvą, ištiesiame dešinę ranką į priekį, tiek ranka, tiek koja tvirtos, įtemptos. Įkvepiame, leidžiame koją į ranką, o su iškvėpimu keliame į viršų. Nepamirštame kvėpuot. Laikome pilvą, stengiamės. Puikiai, o dabar pakelsime tą pačią koją į ranką ir su iškvėpimu lenksimės ir trauksime prie pilvo. Šiek tiek susiliečiame, kai traukiame ranką ir koją prie pilvo ir dar labiau įtempiame pilvą, kad tikrai pajausti, kaip dirba pilvo raumenys. Ir paskutinis, leidžiame koją į ranką ir kartosime su kita puse.
Taip, prisimenam, pilvas įtemptas, ištiesiame dešinę koją, laikome ją įtemptą ir su iškvėpimu keliame į viršų. Keliant stengiamės galvoti, kaip patys savo įtempiam sėdmens raumenį. Kvėpuojam. Toliau laikome koją pakeltą, ištiesiame kairę ranką, nepamirštam apie pilvą. Su iškvėpimu keliame koją į ranką, su įkvėpimu leidžiame žemyn. Įtempiame abi galūnes. Kvėpuojame kartu su judesiu. Laikome pusiausvyrą, jeigu jie nežymiai praradote, nieko tokio, pasitaisome ir dirbam toliau. 9 ir 10. Ištiesiame koją į ranką, pasiruošiame ir su iškvėpimu lenkiamės prie pilvo, šiek tiek susiliečiam, kad pajusti, kad pilvas tikrai dirba. Įkvėpimas, tiesiame ranką koją, iškvėpimas lenkiame. Jūs šaunuoliai, jums puikiai sekasi. Ištiesiame galūnes ir įtempiame jas taip pat. Nuleidžiame koją į ranką, dabar galėsime trumpai atsikvėpti, atpalaiduojame pėdas, su iškvėpimu atsisėdame ant kulnų ir rankomis pasitempiame priekį. Su įkvėpimu sugrįžtame į keturpėsčią padėtį ir vėl sėdamės ant kulnų ir tempiame rankas į priekį. Na, po trumpos pertraukėlės keliaujame ant kairio šono. Ranka tiesiai ant grindų ir ant jos patogiai padedame galvą. Su viršutinė ranka nustumėme klubą tolyn, kad tarp kilimėlio ir kūno atsirastų oro kišenėlė. Labai svarbu ją bus išlaikyti viso pratimo metu. Pilvas įtemptas, kojos sulenktos, o pėdos padėtos tiesioje linijoje po sėdmenėmis. Pusiausvyrą išlaikyti, viršutinę ranką galima padėti priekyje savęs. Su iškvėpimu atkeliame dešinį kelį, pėdos lieka kartu. Su įkvėpimu nuleidžiame. Stengiamės išlaikyti pilvą tvirtą ir kai keliame kelį, negaliūti atgal su kūnu. Juda tik koja. Aštuoni, 9, 10. Toliau mes atkelsime kelį ir pasistengsime, kad jis liktų tam pačiam aukštyje ir atkeliame pėdą bei keliame ją link klubų. Turime pajausti, kaip viduje klubo sukasi sąnarys ir labai išaiškingai dirba sėdmenukas. Su įkvėpimu leidžiame pėdą, su iškvėpimu keliame. Dirba tik pėda. Laikome pilvą, kvėpuojam. 7, 8, 9, 10 ir paskutinis pratimas iš šios serijos, apjungsime juos 2. Leidžiame kelį, su iškvėpimu pakeliam, įkvėpimas keliame pėdą, iškvėpiam, leidžiam pėdą, įkvėpiam, leidžiam kelį. Kelis, pėda, pėda, kelis. Laikome pilvą. Žinau, kad labai jaučiasi sėdmuo, bet jūs tikrai galite. 3, 2 ir 1. Galim truputį patrinti sėmenį, numalšinti tą ugnį ir pasispiriam su rankomis, atsisėdame į undinėlės padėtį, kairė koja sulenkta priešais, dešinė sulenkta gale, su įkvėpimu keliame ranką, lenkiamės į dešinę pusę, su iškvėpimu sugrįžtame ir kartuojame į kitą pusę. Ir dar po vieną kartą į kiekvieną pusę. Na, pasidžiaugiame, kad turime 2 kojas ir pereiname į kitą pusę. Atsigulam, padedam galvą ant rankos ir pirmiausia, ką padarome, tai nustumime su viršutinė ranka savo klubą tolyn, kad atsirastų oro kišenėlė. Ir stengiamės išlaikyti visą laiką. Kojos sulenktos,
Pėdas ir sėdmenys sudaro tiesią liniją. Su iškvėpimu keliame kelį, su įkvėpimu leidžiame jį žemyn. Aštuoni, 9, 10. Pakeliame kelią, laikom jį ir keliame pėdą link lubų, leidžiame žemyn. Stengiamės negriūti atgal, išlaikyti kelią aukštai. Jūs šaunuoliai, žinau, kad šitas yra kažkiek sudėtingesnis negu pirmas, bet jūs galit. O dabar apjungsime šios du judesius. Nuleidžiame kelią žemyn, pakeliam jį, atkeliam pėdą, leidžiam kelią. Kvėpuojam su kiekvienu judesiu. Laikom pilvą tvirtą. Aštuoni, 9, 10. Šaunuoliai, galim šiek tiek paglostyti sėdmenis, nežinau, kad jis buvo labai šiltas. Bent jau mano tai tikrai. Su rankomis padedam savo atsikelti, dešinė koja sulenkta priekyje, kairė gale. Pasilenkiame į kairę pusę, įkvepiam. Su iškvėpimu grįžtame ir įkvepiant pasilenkiam į dešinę pusę. Ir dar po vieną kartą į kiekvieną pusę. Puikiai. Toliau atsisėdame ant sėdmenų, kojas sulenktos priešais jūs, laikomės delnais už šlaunų. Su įkvėpimu išsitiesiame, nukreipiame žvilgsnį į lubas, pakeliame krūtinę ir atvedame pečius atgal. O su iškvėpimu liečiame uodegikaulį po savim, įtraukiame pilvą, leidžiame smakrą žemyn ir su stuburu lyg padarome C raidę. Ir kartojame. Su įkvėpimu išsitiesiame, žvilgsnis ir krūtinė aukštyn, pečiai žemyn ir atgal. Liečiame uodegikaulį, susikūpliname, iškvėpiame. Ir vėl išsitiesiame su įkvėpimu. Susiliečiame su iškvėpimu. Labai svarbu bandyti uodegikaulį braukti po savimi, kad labiau pajausti, kaip dirba pilvo presas. Išsitiesiame, abiejomis rankomis apkabiname dešinę šlaunį ir liečiant uodegikaulį po savimi ir kūplinantis, lėtai leidžiamės pilnai ant kilimėlio. Su iškvėpimu ir su kojos prisilaikymo pagalba lėtai kylame į viršų. Smakrą leidžiame link krūtinės ir bandome šonkaulius nuleisti prie dubens ir kuo labiau kilti iš savo korseto raumenų. Jeigu pavyksta, galim kuo mažiau laikytis už kojos, jeigu reikia, prisilaikome gan stipriai. Jeigu jaučiate, kad ypatingai įsitempia kaklas, galite padėti dešinį delną po galva, kad nuimtų įtampą nuo kaklo. Puikiai, o dabar pilnai atsigulam, pritraukime kairę koją arčiau, rankas padedame į šalis. Šonkaulius nuleidžiame link dubens ir stengiamės prispausti apatinę nugaros dalį prie grindų ir išlaikyti ją prispaustą viso pratimo metu. Dešinę koją ištiesiame, leidžiame tiek žemai, kiek galime išlaikyti nugarą plokščią prie grindų ir su įkvėpimu lenkime prie pilvo. Su iškvėpimu leidžiame tiesiai žemyn ir ją įtempiame. Neskubam. Stengiamės išlaikyti nugarą prispaustą. Puikiai ir kartosime su kita puse.
Pritraukime kairę koją, apkabiname ją su delnais, įkvepiame ir su iškvėpimu lenkime smakrą prie krūtinės. Leidžiame šonkaulius prie dubens ir kylame, išsitęsime, pakeliame krūtinę ir atvedame pečius atgal. Jeigu jaučiasi įtampa kakle, padėkite kairį delną po galva, kad jį gulėtų lyg ant pagalvėlės. Jeigu įmanoma, bandykite laikytis kuo mažiau už šlaunies. O dabar pilnai atsigulame, pritraukime dešinę koją arčiau, rankas padedame šalis, šonkaulius nuleidžiame link dubens, stengiamės prispausti apatinę nugaros dalį prie grindų ir išlaikyti ją prispaustą viso pratimo metu. Kairę koją ištiesiame, leidžiame tiek žemai, kiek galime išlaikyti nugarą plokščią prie grindų ir su įkvėpimu lenkiame prie pilvo. Su iškvėpimu leidžiame tiesiai žemyn ir ją įtempiame. Puiku, dabar abi kojos sulenktos, pastatytos ant kilimėlio. Padedame abu delnus ant savo klubų ir su įkvėpimu švelniai išliečiame nugarą, o su iškvėpimu liečiame uodegikaulį, traukiame bambą į vidų ir spaudžiame nugarą prie grindų. Judesius darome švelniai, neskubame. Įkvėpimas, liečiame nugarą, iškvėpimas, spaudžiame žemyn. Įkvėpimas liečiam, iškvėpimas spaudžiam. Na ir paskutinis. Laikome nugarą prispaustą prie grindų. Su iškvėpimu keliame sulenktą koją prie pilvo, įkvėpimas leidžiame. Su iškvėpimu keliame kitą koją, įkvėpimas nuleidžiame. Svarbiausia pasistengti, kad nugara išliktų plokščia ant grindų, o klubai kuo mažiau judėtų. Todėl bandome nuleisti šonkaulius prie dubens ir laikyti pilvą tvirtą ir plokščią. Šaunuoliai. Pastatome pėdą šiek tiek plačiau, rankos paguldytos šalia, įtempiame sėmenis ir su iškvėpimu keliame dubenį į viršų. Viršuje pabandome dar stipriau suspausti sėmenis ir su įkvėpimu lėtai leidžiame dubenį žemyn, bet stengiamės laikyti sėmenis įtemptus. Aštuoni, 9, paskutinį laikom viršuje ir dabar 10 pulsavimo, šiek tiek nuleidžiam ir suspaudžiam, nuleist, suspaust, leist, suspaust, kvėpuojam, bandome pajausti, kaip turime tvirtus sėmenis ir 10 ir jūs puikiai padirbėjote, kokie šaunuoliai. Toliau padedame abu delnus už galvos, leidžiame galvai gulėti delnuose kaip ant pagalvėlės. Su iškvėpimu keliame galvą ir pečius, žvilgsnį nukreipiame į savo kelius. Kai kylame, galvojame, kaip nuleidžiame šonkaulius link dubens ir pajuntame, kai stipriai įsitempia pilvo raumenys. Pilvas turėtų suplokštėti, kai pakylate. Su įkvėpimu sugrįžtame. Svarbiausia bandyti kelti savo pečius iš pilvo raumenų. Įkvėpimas leidžiamės, iškvėpimas kylam. Nespaudžiame rankomis į galvą. Leidžiame kaklui atsipalaiduoti.
Puiku, apkabiname delnais dešinę šlaunį, su iškvėpimu tiesiame koją ir įtempiame pėdą į save. Su įkvėpimu lenkime koją ir atpalaiduojame pėdą. O dabar laikome tiesią koją ir judinam tik tai pėdą į save ir nuo savęs. Kvėpuojame laisvai. Toliau padedame dešinę čiurną ant kairės šlaunies arčiau kelio ir apkabiname kairę šlaunį, taip pritraukiant koją arčiau savęs. Jeigu kol kas tai yra sudėtinga padaryti, galima tiesiog palikti kairę koją ant grindų ir mėgautis tempimu taip. Padarome kelis gilius įkvėpimus ir iškvėpimus. Lėtai grąžiname kojas ant kilimėlio. Apkabiname savo kairį šlaunį, su iškvėpimu tiesiame koją ir įtempiame pėdą. Su įkvėpimu leidžiame koją ir atpalaiduojame pėdą. Dabar laikome koją tiesią ir judinam tik tai pėdą į save ir nuo savęs. Padedame kairę čiurną ant dešinės šlaunies arčiau kelio, apkabiname dešinę šlaunį, taip pritraukiant koją arčiau savęs. Vėlgi, galima palikti dešinę koją ant grindų ir mėgautis tempimu tiesiog taip. Padarome kelis gilius įkvėpimus ir iškvėpimus. Lėtai grąžiname kojas ant kilimėlio. Pastatome savo pėdas kilimėlio plotėje. Su iškvėpimu guldame abu kelius į dešinę pusę, įkvėpiame, grįžtame ir su iškvėpimu guldame į kitą pusę. Pakartosime dar kelis kartus į kiekvieną pusę. Pritraukime pėdas arčiau viena kitos, suglaudžiame padus ir išskėčiame kelius į šalis. Uždedame vieną delną ant krūtinės, kitą delną ant pilvo. Sutelkime visą dėmesį į kvėpavimą. Su įkvėpimu pučiame pilvą, o su iškvėpimu traukime pilvą į vidų. Įkvėpti, pūsti pilvą, iškvėpti, įtraukti pilvą. Pabandome pagalvoti apie vieną teigiamą dalyką, kuris nutiko šiandien ir tiesiog už jį padėkoti. Jeigu dar norisi pabūti kelias minutės šioje dėkingumo akimirkoje, tikrai galime. Tačiau jeigu norisi užbaigti šią treniruotę kartu su manimi, atsigulam ant šono, šiek tiek padedam atsikelti savo su rankomis, patogiai sukryžiuojame kojas, arba jeigu dar kojas sunku sukryžiuoti, galima patogiai atsisėsti. Su įkvėpimu pasilenkime į dešinę pusę, iškvėpimas grįžtam, su įkvėpimu pasilenkime į kairę pusę, su iškvėpimu sugrįžtam, padarome dar kelis kartus į kiekvieną pusę. Ir užbaigiant padarome didelį įkvėpimą, įkvėpiam meilę savo, stiprybę ir kantrybę, o iškvėpiam viską, kas jau nebereikalinga. Ir ačiū Jums, kad šiandien sportavome kartu. Ir iki kito karto. Būkite sveiki, stiprūs ir gražūs.